Prezidentai Gitaną Nausėdą. Čia dega ant laužo melas. Čia yra Dovilė ir Dominykas, degina vatą. Ką šiandien deginsim ant laužo? Šakalienės, kubiliai. Aišku, mano mėgstamiausi herojai iš jūsų reelsų yra Jie realiai myža jums ant galvų. šita nuostabi moteris, kuri tvarko antakius ir nesupranta, kas vyksta Ukrainai. Kur Zelenskis strategavo planą, kaip išplauti $5 milijardus per kriptovaliutą. Ir tada Zelenskis sako, kad reikia pasiskambinti Makronui. Panašaus turinio jūs niekur nerasite. Kodėl būtent jūs esat pagrindinis taikinys? Va šita jinai yra grobuonė. Jinai realiai trenkta, ar jinai šiaip krito iš medžio ant galvos? Gerai reiškia dirbu. Nes jeigu taip trigerina vatą, tai ką aš darau? Jinai nori žaisti ne tik jūsų likimais, bet ir jūsų gyvybėmis. Bet įsivaizduokit, atsistojo Janutė ir sako, Dominikai, kaip gerai varai. Emigruočiau iš šalies. Socialinių tinklų inkvizicija. Mes turim tokį suaktyvėjusi Rusų agentūros veikimą. Kas nutinka, kai Dovilė netenka kantrybės? Kas tada jums? Būdamas Seime išmokau keiktis. Jisai sako, Doviliukai, nugriūtų visi aukštielninkai, jau išgirstų. O mes turim Seime ekspertų, kurie galvoja, kad vakcinose gyvena kažkas, tai gal jau. Vabaliukai? Jeigu dirbat, kur vyras šitoj visoje istorijoje? Aš jį tikrai užjaučiu. Tai va, aš norėjau taip sakyti, bet nedrįsau tiesiog. Aš su savimi negyvenčiau tikrai. Jie nusipirko jų eterį, jie nusipirko jų nuomonės. Tai už kiek jūs pirkot Katlerių, Stonkų ir Rolą? Čia tai buvo geras. Va, čia tai buvo geras. Rimti vyrai, kiek kainavo? Kartu mes sukelsime gaisrą melagių burbuluose. Dar aišku, bokso kriaušė yra žiauriai gerai, bet labai matosi mėlynės tarp krūmų. Bet jūs mušėt bokso kriaušę? Jo, labai padeda. Žiauriai.